Rytas, dabar yra apie 11 valandą, planavom išvažiuoti kokią maždaug 9, bet kadangi vakar buvom susikrovę dar tik tais kokį 10-20% daiktų, tai viską krovėme šiandien ir šiek tiek užtrukom. Šiaip tai visada prieš kelionės bandom susivalgyti maistą, ką turim šaldytuve. Ir šį kartą gavosi, kad visai nemažai to maisto turėjom susikrauti į kelionę, tai labai iš tikrųjų gerai, nes turėsim tiesiog kelyje ką valgyti. Tai parodysiu, ką prisikrovėm į kelionę. Prisitepiau sumuštinių visą dėžę, kadangi buvo likę duonos ir panašiai. Tada turim picos 2 dėžutės, kadangi vakar šventėm vyro gimtadienį ir liko picos, tai susidėjom. Tada pomidorai, agurkai iš sodo dar turim likę, tai tiesiog, kad nepalikt savaitgalį vežamės. Obuoliai ir nektarinai, avietės. Čia nuo kažkada senai kažkokią mėsytę, tai galvojam pasiimsim, susivalgysim gal, nežinau, vakare. Tada turim sausainiukai ir meduoliai, vaikui tyrelės ir kukurūzai. Manau, kad pusė to maisto jau iki Jūrmalos nedavažiuos ir bus suvalgyta tiesiog kelyje. Nu ką, mes važiuojame, navigacija iki pirmo mūsų taško rodo apie 3 valandas, 2 valandas 50 minučių. Pažiūrėjom, ar bus geras ar lievas oras, tai kadangi visai geras oras, tai nusprendėm važiuoti į Tervetės, nežinau ar gerai sakau, Tervetės parkas, žodžiu, pramogų kažkoks parkas, vaikam ir suaugusiem, tai va, tai pirmą važiuojam iki ten planuojam, jeigu viskas gerai, praleisti, manau, kad kokias 5 valandas tai tikrai prabūsim, nes šiaip sakė daug kas, kad ten visą dieną gali būti. Jau tada važiuosim į savo bookingą, Airbnb pasiėmėm butą tiesiog, tai tada tenais važiuosim link vakaro. Ir jisai ten, kaip sakant, davė pasibandyti kažkaip nekomplikuot dalykų ankstyvoj stadijai, kadangi portfelis yra kaupimo stadijai, tai tikrai nematau reikalo dabar komplikuoti. Pavažiavom kas 20 minučių, tajukas užmiego. Tai čia yra geras dalykas. Aš jau spėjau pavalgyti picos. Kadangi pradėjo lyti, nežinau, iš tikrųjų, nes mes planuojam kaip ir tą parką važiuoti. Jeigu pasikeis planai dėl oro, tai tada net neįsivaizduoju, ką reikės veikti šiandien. Gal reikėtų žiūrėti kažkokių tokių pramogų, nežinau, kažkur pakeliui. Aišku, čia tie orai tokie permainingi gali būti, kad pasikeis, bet šiuo metu tai pliaupia labai stipriai. Nukrito? Sakiau, kad paskui bus visas purvinas. Atvažiavom jau vietą, pasistatė mašiną lyg ir yra, bet nei vieno žmogaus kažkaip aplinkui. Lyg kažką čia remontuoja, lyg kažką čia daro, nesprantama, esam čia. Matom, kad ten toliau kažkur yra gal dar kažkokia kita erdvė. Tai tiesiog pamatėm bokštą apžvalgos, užlipom tą bokštą, nors čia kažkaip lyg remontuoja, atrodo, bet lyg ir atidarytos duris lipti, bet žmogaus nei vieno nėra. Tai mes tiesiog užlipom. Noriu filmuoti, tai espučia. Žodžiu, lyg niekas ir neišvarė, tai užlipom, gražu, varom atgal ieškoti, kur čia tas parkas. Kokie faini namukai, tokie mažyčiai vaikučiam. Ir nemažai čia jau visas miestelis mini. Duris ir einam, ne? Einam namo. Atėjai namo? O, kaip faini.
Ir mažas staliukas, ir mažas foteliukas. Uždarom duris? Uždarom? Nu, uždarom duris visos. Ate. Ta jau. Sakė, matai, fainai. Nu, lipsi? Einam tenai? Einam į ceptuvę. Ai, ceptuvė, tai gal valgykla skaitosi? Aš čia matau, kad tai... Nežinau, ar kada nors esu mačiusi kažkokį mielesnį miestelį. Mini miestelis padarytas, nu jau tokio grožio. Ir viskas taip maža. Viskas taip maža ir taip gražu. Net nebežinau, kiek laiko mes čia esam, bet dabar jau atsipūtėm, atėjom į tokį miestelį, čia labai gražu. Miestelis miniatiūrinis, kažkoks vos ne kaip nykštukų miestelis. Šiaip, net ir va, matau nykštukai, tai žodžiu nykštukų miestelis. Labai mielas žodžiu, labai gražus, spalvotas toksai. Tai prieš tai ėjom miško takeliais, sunku rasti žodžiu, čia didelė teritorija, sunku rasti, kur čia kas yra pagal tą žemėlapį. Tai biškai jau buvo ir stresiuko, porą kartų vos nesusipykom visi. Tai pasiėmėm tą vežimėlį žodžiu, vaikas tą vežimėlį nesėdi, nešam tą vežimėlį, vežam per žvyrkelius, be reikalo pasiėmėm eilinį kartą. Nu, bet žodžiu gerai, dabar oras jau pagerėjo, Oras jau pagerėjo, žodžiu, tai ir mes čia kaip tik atėjom, ir saulutė prašvito. Jau čia dabar kokį pusvalanduką vaikštom, galima įeiti čia į visus tos namelius, labai fainai. Visos teritorijos čia neišvaikščiosim tikrai, nes čia labai didelė teritorija, mes čia su to vežimėliu žodžiu, su vaiku jis jau ir zirzalioja, tai tikrai neišvaikščiosim. Varysim gal link namų, bet manau, kad tikrai kažkada sugrįš, telefonas jau įsikraudinėja 2 procentai, tai nelabai ką daugiau ir pafilmuosiu. Atėjo mes į butą, tai galvoju, kol dar visko neišjaukėm, tai gal parodysiu, nes tuoj čia bus fainas labai butas iš tikrųjų, 9 aukščiam, man atrodo, name, 9 berods aukštas, o gal ir 2 aukštų. Paprastas butukas, bet labai jaukus. Labai jaukus, aišku, šviesą išjungus, nu, nesvarbu. Mes abu labai pavargę. Ką mes turim? Rytas. Tokia naktelė buvo, kad net sunku kalbėti iš tikrųjų. Kaip ir atostogas, tai galėjo būti ir geresnė, kadangi dar tajukas nemažai kartų keliasi ir šiąnakt kėlėsi daug ir atsikėlė 6:30. Nenorėjo miegoti, tiesiog įmarino lovoje kokią valandą, tai paskui dar šiaip netaip numigom biškį. Susiruošiau, atsigavau, bet jaučiasi tas miego toks trūkumas, nu, bet šiandien bus ta pagrindinė diena, kai būsim, visur važiuosim, visur eisim. Tai kažkaip save užhypinti. Bus išgerta nemažai kavos galbūt šiandien. Gerai, tai žodžiu, pasibėdavojau, o šiaip yra viskas puiku. Vakar smagiai labai dieną praleidome.
tam parke iš tikrųjų, ką va dar noriu pasakyti, neatsimenu, ar sakiau, kad tam parke iš tikrųjų reikia važiuoti nuo ryto ir prabūti ten visą dieną galbūt, nes ten yra labai didžiulis miškas, yra tos erdvės padarytos skirtingos ir tie atstumai iki tam tikrų tų vietų yra gan dideli. Reikėtų važiuoti jau ten pirmoje dienos pusėje, kad galėtum ilgiau pabūti. Tai va, nes mes vakar realiai ten, aš nežinau, kokius gal 20% ir pamatėm to viso gėrio grožio, ten dar kažkoks prūdas ar ežeras, mačiau, yra žodžiu, tai jau mes ir taip išbuvom iki pat galo. Paskui gale su traukinuku tiesiog grįžom į tą, nes ten traukinukas važinėja, tai mes grįžom į tą punktą, kur ten pradėjom visą mūsų tą kelionę po tą parką, žodžiu, ir jau buvo beveik 7 valandos, tai realiai jau ir užsidarinėjo, nes iki 7 dirba. Aišku, svarbu pamatėm, gal kažkada važiuosim ateityje, kaip ir vaikas bus didesnis, nes su tokiu mažyliu iš tikrųjų kaip ir veiklos tenais yra, bet labai tie atstumai dideli ir vargina tas vaikščiojimas po mišką, nes mes vakar patėjom į tą mišką, mus pradėjo tenais gelti uodai belenkaip. Mes pasiėmėm tos kavos, tą kavą laikom, tie uodai gelia, žodžiu, tą vežimėlį irgi pasiėmė, tas vaikas nesėdi vežimėlį, žodžiu, toks biški buvo balaganas, kur čia eit. Bet šiaip labai smagu buvo, viskas gerai, žodžiu. Vis tiek mūsų tikslas kaip ir nebuvo tas parkas tik tais, o mes šiaip važiavom į Jūrmalą pabūti. Tai va, tai tą mes ir darysim, dabar eisim prie jūros šiandien. Nors oras tai toks, vėsus, jau rudeniškas iš tikrųjų oras, bet bandysim pabūti prie jūros biškį. Čia kažkokį parką nulėkti Jūrmalos, paskui vakare gal į centrą, žodžiu. Kaip Dievas duos, kaip oras duos, bet visą dieną reikia išnaudoti, nes tiek jau rytoj namo. Tai va, tai tokie tie planai, reikia kažkaip važiuoti į dieną. Visą laiką, kai kažkur važiuojam, einam, tai žiūrim, kad dėl vaiko, kad jam būtų kažką veikti, kažkokių pramogų, tai žodžiu, nuvažiavom pusę valandos prie jūros, tam, kad jam būtų tenai žaidimo aikštelė, nors iš tikrųjų tai čia visai netoliese jūra yra. Tai pabuvom, aišku, oras tai netoks, kad galėtum gulėti ir degintis ar maudytis, tai tiesiog pabuvom biški ir kadangi vaikas neramus pasidarė, tai labai skubėjom namo. Ir grįžom namo, valandą laiko, jis dar nemiega pietų miego, jau seniausiai turėtų miegoti, bet žodžiu, nemiega. Žodžiu, pasiėmėm maisto, užsakėm į namus. Šiaip tai tikrai važiuotumėm kažkur pavalgyti, pasižiūrėti aplinkos, kavinių. Kadangi planuojame kažkaip čia nueiti pietų miegoti su vaiku, tai žodžiu, tiesiog užsakė maisto į namus. Tiesiog įdėjo saldainių. Pirmą kartą taip matau. Deserčiukui. Fainai. Mūsų stajuku, kaip ir kebabas lėkštėje, kažkas tokio, bulvytės čia nežinau, ar čia dar vis prie šito, nes čia labai mažai yra, ar čia prie kebabo, vyro kebabas ir staigmenėlė. Tai einam pavalgysim ir tada bandysim eiti tą pietų miegą, kažkaip miegoti, kurio niekaip nenueinam. Nežinau, žinokit, 5 valandos. Mes šiaip netaip išsikuitėm, atvažiavom į miestą, į centriuką, čia Jūrmalos, gal tai fainai. Kažkas tokio kaip Palangos ar Šventosios pajūry. Einam, žodžiu, prasieisim, fainas oras, tai visai smagiai. Atvažiavom į parką ir aišku į vaikų žaidimo aikštelę ir čia vaikų milijonas, ta prasme, visi visur laksto, triukšmas didžiausias.
Aišku, šeštadienis, graži diena, saulė šviečia, ką daugiau veikti. Atrodo dar kiek čia tų gal apie pusę 7 valandų, bet jau taip pavargo, mes iš tikrųjų šiandien net nieko daug nenuveikėm, realiai mes prie jūros iki valandos gal pabuvom ir centre va prasėjom ir dabar į tą parką atėjom ir aš jau su mažai gyvybės ženklų. Išvargina vien visos tos tiesiog eilinės procedūros dienos: suruošk, aprenk, užmigdyk, pavalgydink. Atrodo tiek jėgų atima, nes aš nežinau kaip kiti vaikai, bet mūsų vaikas tai tiesiog non-stop varinėja namuose, iš vien laksto, tu visą laiką turi gaudyti, kad jisai kažko nepadarytų, nes kadangi dar yra svetimi namai, jisai viską griebė, jam viskas įdomu, visur laksto, tiesiog viską mėto ant žemės ir taip non-stop, tai vienas kažkuris visą laiką turi gaudyti, žiūrėti. Tai visas susiruošimas, išėjimas, visur kažkaip sudėtingiau viskas yra. O šiaip šitas Dzintari, nežinau kaip čia skaitosi, Dzintari, žodžiu, parkas Pušyne, takeliai yra išvedžioti per visą tą pušyną, daug visokių pramogų vaikam. Taip neilgai pabuvom mano aikšteliai, kiek minučių gal pabuvom, pusvalandį kokį, nežinau, pasėdėjom, nuėjom trumpam į mašiną ir kažkaip tiesiog išvažiavom namo, galvojom, varom, ale namo, bet mum dar iki namų gal pusvalandis kelio tenai buvo, tai čia porą kartų šiandien važiavom ir matėm prie namų labai gražią aikštelę, tai nugi, dar reikia čia atvažiuoti. Varėm Maksimą, nusipirkom užkandukų, galvojom, dar prieš miegą reikia vaikui įsidūkti, tai dar atvažiavom vieną žaidimų aikštelę. O dabar yra jau 8 valandos, tai įsidūks ir varom namo. Lipam? Pas tėtį? Einam pas tėtį? Einam pas tėtį? Einam pas tėtį? Nuvarom. 1, 2, 3. Labas rytas, gal po 8:10. Aš sau laiminga keliauju į parduotuvę, nes žiūriu, kad mes neturim nieko pusryčiam ir aš einu tiesiog pirkti bandelių. Man tai čia skamba kaip geriausia atostogų dalis. Tiesiog ankstyvą rytą ramiai išeiti, pasivaikščioti, gryname ore. Skamba labai gerai. Čia tikrai žmonės, ne bandelių žmonės. Nuėjau ir mini vienos bandelės, nei jokios, nei supakuotos, nei jokios bandelės. Tai variau Maksimą tiesiog. Nueinu ten gal irgi 5 bandelės, tiesiog kažkokios turbūt nuo vakar, užvakar, dar nuo kažkada. Tai irgi supakuota nėra, tik 7 daysai. Aišku, aš nesitikėjau išvažiuoti kepti bandelių sekmadienio rytą. Tai tiesiog pasiėmiau 2 kažkokias bandelės ir 7 daysų, ką daryti. Mano vyras mane taip nustebino, sako, tu čia tvarkykis ramiai, žodžiu, ruoškis išvažiavimui, o aš einu su vaiku į parką. Labai geniali mintis iš tikrųjų, gerai jie išėjo, tegu pabūna, o aš tiesiog ramiai viską susitvarkiau, susiruošiau, nuėjau į dušą, ramiai, niekas neina iš paskos, niekas nevarto daiktų, kuriuos aš sutvarkau, žodžiu. Tai namai paruošti išvažiavimui, eisim dar pavalgyti, ką turim, kas liko maisto. Ir turbūt, kad važiuosim link namų arba dar užsuksim gal prie jūros ir nebent dar kažką pasižiūrėsim, sugalvosim, nes kaip ir plano kažkokio neturim labai didelio. Vakar, man atrodo, Maksimą ir Mekę paėmėm lauktuvių tėvam šitų karvučių, šiaip ir mes mėgstam, sako vyras, paimk ir mum. Ir žiūriu, toks skonis labai sudomino. Citrinų skonio karvutės. Toks gaivus skonis ir taip jaučiasi tos citrinos ir man atrodo netgi ir tokie kaip citrinų gabaliukai, gal žiebelė tenais, nežinau, bet labai labai skanus.
nebuvau tokio skonio ragavus, labai skanus, gaivus karučių skonis, tai realiai, man atrodo, pačios skaniausios, kokias esu ragavus. Nu ką, mes jau grįžome, jau ir pavalgėme, apsitvarkėme. Išvažiavę galvojom dar kažkur suksim, ar į Rygą, ar į Jelgavą, bet žodžiu išvažiavom, Tajus užmigo ir pramiegojo nuo Jūrmalos iki Šiaulių. Tai žodžiu, nieko nebestojom ir šiaip oras nelabai geras buvo ir šiaip taip jau biškį tingėjom. Tai tiesiog sustojom Šiauliuose pavalgyti, prasijudinti, tai sustojom McDonald'e pavalgyti, pasiėmėm kavos, šilčiau apsirengėm tiesiog McDonald'o aikštelėje, persirengėm. Ir galvojom, eisim į parką, bet nuėjom, gal kokias kelias minutės pabuvom, pradėjo lyt lietus ir viskas, ir baigėsi mūsų prasijudinimas. Tai va, sėdom į mašiną ir važiavom namo, iš tikrųjų visą kelią pliaupė lietus, jau kai buvom Kaune maždaug, jau biškį aprimo. Tai taip romantiškai lietui pliaupiant ir parvažiavom. Gerai, kad Tajukas iki Šiaulių bent jau pamiegojo, nes paskui, kai jau įsėdom, tai visas 2 valandas tiesiog reikėjo jį užimti visko, ko tik buvo galima. Tai biškį pavartėm knygutes, tada pasiėmė mano kosmetinę ir kokią valandą laiko ją tiesiog kraustėme. Tai buvo bent kažkokia veikla. Rodo diena apie ką, apie buitį ir kelią, bet jo, šiaip pavargom. Tai laukiu vakaro, Tajukas eis miegoti, mes eisim atsipūsti, pailsėti po kelionės. Pagal kelionę ir nebuvo kažkokia labai įspūdinga, bet vis tiek smagu pravedinom galvas. Negaliu sakyti, kad pailsėjom, bet vis tiek pabuvom, pakeitėm aplinką. Tai aišku, reikia džiaugtis, kad turim galimybę bent jau kažkur išvažiuoti, kažką pamatyti. Reziumė vis tiek patiko, aš esu už tai, kad važiuoti, keliauti, kad ir po Lietuvą kažką pamatyti. Man tai atrodo yra neįkainojamos patirtis ir man asmeniškai tai yra gyvenimo tikslas keliauti, pamatyti pasaulį. Jeigu pažiūrėjote iki šios vietos ir jums bent kiek patiko, prašau padėkite laiką, parašykite komentarą ir prenumeruokite šitą kanalą. Ačiū Jums, kad buvot kartu ir skyrėt man savo laiką. Ate!